Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Abejingi žiūrovai. Šalia jo tekojos vyrais taisė sienas, nors jų didžiūnai ir nerėmė savo valdytojų veiklos. Nehemijo 3 skyriaus 5 eilutė. Kunigai buvo vieni iš pirmųjų, pagavę Nehemijo uolumo ir ryžto dvasią. Dėl savo įtakingų pareigų šie žmonės galėjo daug ką padaryti, trukdant arba spartinant darbą, todėl nuo pat pradžių jų noras bendradarbiauti labai daug pasitarnavo sėkmei. Dauguma Izraelio kunigaikščių ir valdovų kilniai atsiliepė į savo pareigą, todėl šie ištikimi žmonės yra garbingai paminėti Dievo knygoje. Buvo keletas Tekojos kilmingųjų, kurie nerėmė savo valdytojų veiklos. Šių aptingusių tarnų atminimas yra paženklintas gėda ir ateinančioms kartoms yra perduodamas kaip perspėjimas. Kiekviename religinėme judėjime yra tokių, kurie negalėdami paneigti, jog tai yra Dievo darbas, vis dėlto laikosi atokiai, atsisakydami padėti. Tokiems būtų gerai nepamiršti, kad aukštybėse yra viskas užrašoma ir kad pagal tą knygą, kurioje nėra klaidų ir išimčių, jie bus teisiami. Yra užrašoma kiekviena nepanaudota galimybė tarnauti Dievui, o kiekvienas tikėjimo ir meilės poelgis taip pat bus atsimintas amžinai. Tekojos kilmingųjų pavyzdys neturėjo didelio poveikio įkvepiančiai Nehemijo įtakai. Apskritai, žmonės buvo įkvėpti uolumo ir patriotizmo. Įtakingi ir talentingi žmonės subūrė įvairių klasių piliečius į grupės, kurių kiekvienos vadovas buvo atsakingas už tam tikros sienos dalies atstatymą. Apie kai kuriuos yra pasakyta, kad jie statė kiekvienas ties savo namais. Nehemijo energija nesusilpnėjo net ir dabar, kada darbas jau buvo prasidėjęs. Su nepailstamu budrumu jis vadovavo statybai, nukreipdamas darbininkus, pastebėdamas trukdymus ir pasirūpindamas viskuo, kai iškildavo poreikis. Būdamas taip užimtas, Nehemijas nepamiršo savo jėgų šaltinio. Jo širdis visą laiką buvo pakelta į Dievą, didingąjį viso prižiūrėtoją. Dangaus Dievas suteiks mums sėkmę. Šie žodžiai vis skambėjo jų mintyse ir jaudino sienos statytojų širdis. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.